Labą dieną, mėlyje draugai, siuvėjas. Šiandien pakalbėsim, aš siuvimo mašinų meistras Grigorij. Šiandien pakalbėsim apie siuvimo mašiną Rubina DSA 740. Jo, būtent taip ir jinai ir vadinasi. Rubina 740 DSA. Šiek tiek pamiršom apie šitą mašiną ir vakar aš pagalvojau, ką rekomenduoti klientam, kad jinai būtų patikima ir kad klientas neturėtų jokių rūpesčių ir neturėtų jokių reikalų su servisu. Šiaip pirmą pagalvojau, kad tai neįmanoma, o paskui pagalvojau, kad vis dėlto tai įmanoma. Ir tai būtent šitą mašiną. Jinai iš skirtingų dizainų. Tokia, aš mėgstu, kada jinai šiek tiek blizga, tokia blizganti tokia mašina. Dizainas labai gražus, gamintojas, kilmės šalis tai yra Taivanas ir surinkinėja irgi Taivanė. Gamybos Vokietija ir Japonija nėra. Tie patys šveicarai, vokiečiai, japonai. Aš matau dabar šitų brandų ir japoniškų mašinų, ir šveicariškų brandų, būtent šito gamintojų ir būtent šitą mašiną, tik tai galbūt jinai šiek tiek, truputį atrodo kitaip. Tas pat dizainas gali būti truputį kitoks. Mašina iš tikrųjų labai gera. Gera jinai, todėl kad jinai nebijo plonos ir storos medžiagos. Jūs galite siūti ir 3 siūlų, ir 4, tai reiškia ir atmėtit kraštą, ir susiūti trikotažą 4 siūlų, ir galite naudoti tą funkciją, kuri vadinasi baby lock, tai reiškia šifono apmėtymas siauro tokio overlocko. Ir paskui, ką dar aš norėjau pasakyti, kad tikslas tai buvo, kad jūs neturėtume jokių reikalų su servisu. Tai reiškia, nupirkot mašiną ir vartojat ją. Pirma, toks mintis, kad tai neįmanoma. Antra, kad tai įmanoma, jeigu jūs turėsit šiek tiek informacijos. Nes pagrindinė problema su visom overlockom tai yra, pirmas, peiliai. Peiliai atbunka, ypač kada jūs pravažiuojat pro kokią nors metalinį daiktą, ten suvaržėlį, kažkokį tai, vienu žodžiu, kažkokį tai metalą. Dažniausiai tai būna suvaržėlis, su adata prasmėgia ir paskui netyčia pravažiuoja ir peilis bukas. Nieko nepadarysi, kiek jinai nekainuotų, vis tiek jeigu važiuosit peiliais pro metalą, kaip ir žirklis, jeigu kirpsit vielą žirkliais, to žirklis atbuks. Tas pats su overlockais. Tai pirma problema tai yra peiliai, antra problema tai yra adatos plokštelis. Adatos plokštelis, kur adatai eina, adatus, nes 2 adatus arba 1, kur adatus eina, dažniausiai gadina adatos plokštelis. Ir dar papildomai gadina būtent todėl, kad jūs naudojat labai prastų siūlų. Nes prastas siūlos turi 2 arba 3 didesnį įtempimą ir adatos lanksto. Adatas lanksto, ypač per storą siuvant, adatas gali sulūžti. Kai adata lūžta, 1, 2, 3, 10, bet galų gale jum bet kokiu atveju sugadins adatos plokštelę, ar tos adatėlės ten išmuš, arba, čia kita konstrukcija truputėlį patvaresnė, bet vis tiek adatos plokštelė gali lūžti. Ką daryti? Atrodo, reikia kreiptis į servisą, nieko panašaus. Su šitą mašiną, parduodant šitą mašiną, aš sugalvojau, kodėl ne. Mes galim jum padovanoti tepalą, va tokį tepalą, kad jūs galėtume sutepti. Tuo labiau, kad šitą mašiną labai lengvai sutepti. Va tokia tepalas silvas purškamas, tik tai būtinai išjungkit mašiną, kada purškit tą tepalą, mašina turi būti išjungta ir papurškit, palaukit 10 sekundžių, jokių būdų, jokių veiksmų. Nes čia rezoninis tepalas, jeigu jūs pradėsit siūt, tuo metu, kada purškit tepalą, tiesiog gali būti nedidelis sprogimas. Galit įsigasti. Dabar toliau, tai reiškia, mes dovanojam jums tepalų, mes dovanojam jums dar papildomų atsarginių peilių ir dovanojam jums dar adatos plokštelę. Ir šitam video ne, bet žiūrint šitą video YouTube, jūs surasit nuorodos, kaip sutepti mašiną. Sutepti gal aš dabar sutepsiu, nes čia labai paprasta iš tikrųjų. Kaip nebūtų su kitom brandom, kitų gamintojų labai sudėtinga tai padaryti, tai šitą mašiną sutepti yra labai paprasta. Tai va, sutepimas bus šitam video, o peilių pakeitimas ir adatos plokštelės, būtent to piršto, kur lūžta, pakeitimas būtų nuorodai YouTube po šitos video, kur yra aprašymas, jūs surasit nuorodas, kaip tai padaryti. Tai va, tokia pas mus mašinytė ir statau kamerą į štatyvą ir kai ką jums parodysiu.
Jinai gera dar to, kad turi labai nedidelį atstumą tarp adatų ir peilio. Tas atstumas labai nedidelis, už tai jums bus labai patogu siūti ant posūkių. Kada netiesiai siūnate ratu kažkaip tai banguojantis tas peltakis, tada kokybė bus vis tiek gera, ką galime pasakyti apie kai kurių kitų gamintojų. Nu ir ką, bandom siūt. Tiesiog jūs gausit mašiną su įvertais siūlais, jums reikės tiesiog pririšti tos siūlus ir pratent ir bandyti siūt. Padedam vieną sluoksnį kol kas, lino ir važiuojam. Tai yra 4 siūlų overlockas. Nepaisant to, kad 4 siūlų mes siūnam vieną sluoksnį, peltakis labai gražus. Jeigu ta pinutė iš krašto kažkur tai pabėgs va šito, pavyzdžiui, tai jūs galite pasukti šitą arba šitą reguliatorių. Jeigu blogai susiūna, tai adatos čia ir čia reguliuojasi šitų ir šitų reguliatorių. Vienas sluoksnis. Dabar 2 sluoksniai, 6 ir 10. 10 lino, jo, pilnai užtenka. Čia jau labai kieta medžiaga, jokių praleidimų, idealus geras peltakis, jokių problemų. Siuvant 3 siūlų, jūs tiesiog ištraukit vieną adatą. Jeigu ištrauksit, tai prašau, nuo šito atsuktuvą paėmiau, jeigu jūs ištrauksit adatą iš kairės, jums siūs 3 siūlų siauriau, o jeigu ištrauksit adatą iš dešinės pusės, tai jums siūs 3 siūlų plačiau. Aš dabar tiesiog ištraukiau adatą iš kairės, kad siūtų siaurai, kadangi aš noriu jums parodyti ne tik 3 siūlų mėtymą, bet ir bebiloką. O bebiloką, kad siūti, reikia ištraukti adatą iš kairės ir palikti tą siaurą poziciją. Tai va, dabar mes siūnam 3 siūlų. Siauras variantas tas. Nieko daryti nereikia, tiesiog siūnat, jokių, taip sakant, problemų. Va, idealiai gražus peltakis. Mes siūnam dabar 3 siūlų. Dabar kaip perstatyti į bebiloką ir tą siaurą šifono apmėtymą. Jūs turit va šitą pirštą paspausti save, vienas. Dabar sumažinti dygsnių tankumą va čia. Tai yra 2 iki vieneto. Ir reikia lasant, galite, aišku, įtempti va tos 2 siūlus. Vietoj 3 pastatyti ten 5 arba ten net ir 6, tai tada jums siūs tiesiog siauriau. Kol kas aš nieko nedarau, aš tiesiog paspaudžiu pirštą į save ir sumažinu dygsnių tankumą. Dabar paimu va čia kažkokį tai šifoną aš turiu. Ir bandom siūti to bebiloko. Labai paprasta ir nesudėtinga, žinot. Įvirimas siūlų irgi labai paprastas. Yra labai gera schema nupiešta. Kiekvienas siūlas pažymėtas savo taškais. Viskas tai baltas, skaidru ir va taip atrodo, jeigu mes siuvam su, reiškia, neįtempus siūlus, tai reiškia šiek tiek plačiau atrodo. O dabar žiūrėkit, aš didinu siūlų įtempimą vietoj 3 iki, nežinau, iki 6, sakysim, ir bandau siūt toliau, pažiūrėsim, kaip tai atrodys. Turėtų siūt dabar siauriau, tiesiog. Aišku, jūs galite žaisti dygsnių tankumo ir tankesnį dygsnį pastatyti, ir retesnį pastatyti. Ypač tai gražiai atrodo, kada medžiagą siūnam skersai, tada tos bangos atsiranda tokios, didesnis, gražesnis. Tai va šitaip tai atrodo. Tas šifono mūsų palinkimas. Čia mes įtempiam siūlų labiau, o čia buvo su to pačiu įtempimu tiesiog tankesnis dygsnis. Tai va, dabar ką, kokia mašina nebūtų, pigiai, brangiai, nesvarbu, vis tiek laiks nuo laiko reikia mašiną sutepti. Būtent, kaip ir minėjau, šitas modelis, sutepti šitą modelį labai nesudėtinga. Žiūrėkit, mes turim atsukti porą varžtų, va vienas varžtelis, atsukat vieną varžtą ir atsukat kitą varžtą. Viskas, daugiau nieko, įsivaizduojat, daugiau nieko jums daryti nereikės. Tiesiog porą varžtų šitų atsukti. Ką mes darom toliau? Norim parodyti. Ko geriau. Tiesiog paimat ir keliat truputį į viršų. Op.
nusiima visas tas priekis, nusiima su siūlų reguliatoriais, su viskom. Ir mes matom visą mašiną sutepimui. Nes dažniausiai gamintojas net ir nerodo, kaip tai padaryti, nes, kaip supranta, kad tai padaryti neįmanoma, kad vartotojas tai nepadarys. Šitą modelį jūs galite viską sutepti, absoliučiai. Ten šiek tiek yra giliau, kur mes kai kurių detalių nematom, bet kadangi jūs gaunat dovanų šitą tepalą, jūs tiesiog darot šitaip. Į šitą skylę išjungia mašiną, būtinai išjungia mašiną, į šitą skylę, įpūškit ten šiek tiek daugiau, o paskui praeisit šitaip visur. Galit čia irgi atidaryti, čia atsidaro toks staliukas papildomai ir viską tai sutepit. Siūlų neteps, nebijokit. Pilnai sutepta mašina. Ir vėl surinkat viską atgal. Surinkti atgal taip pat paprasta, kaip ir išardyti. Nes būna, kad išardyti paprasta, o surinkti paskui kažkas tai neatitinka ten ir taip panašiai. Nieko panašaus. Tiesiog statot atgal. Žiūrėkit dar kartą. Išardyta, surinkta. Jums reikia prisukti tik tai porą varžtų su paprasta atsuktuvą. Kryžminė, jinai gali būti šiek tiek pamagnetinta, prie magnetų palaikykit, kad tie varžtai, kaip pas mane dabar matot, jau lipdosi šiek tiek, nes su magnetu buvo kontaktas atsuktuvus, arba yra specialiai magnetinių atsuktuvų. Su paprastu minusiniu, bilikokio atsuktuvu, kokį jūs rasit namuose. Viskas. Dabar mašina sutepta, tepalą jūs gaunat dovanų. Čia labai geras, brangus tepalas, jūs gausite dovanų. Taip pat jūs gausit dovanų atsarginių peilių ir adatos plokštelę. Kaip jau minėjau, kaip tai padaryti, kaip pakeisti tai viską, mes padarysim atskirą video ir aprašyme jūs tai tikrai surasit. Tai šiandien tiek. Su jumis buvo Grigoris, siuvimo mašinų meistras, ir mes šiandien kalbėjom apie puikiai overlocką 3-4 siūlų. Rubina DS740 DSA. Linkiu sėkmės, sveikatos ir viso gero.